Labas visoms! Tikiu, jog šis video jau nebebus naujiena, kadangi aš apie jį buvau užsiminusi netgi keliose video prieš tai ir taipogi keliose savo straipsniuose, kadangi labai nekantravau viską jums papasakoti ir parodyti. Ir būtent penktadienį visas kviečiu sudalyvauti labai įdomiame projekte, apie kurį taip pat papasakosiu. Tai, dėmesio centre yra visos 7 Shai Benz veido kaukės ir aš jas bandau, testuoju, žiūrinėjusi, man atrodo, jau vos ne pusę metų ir galiu pasakyti vieną dalyką, kad jos man visos patinka ir tinka ir jūs žinot, kad aš esu pamišusi dėl tų visų sudėčių, tai šios kaukės ir ypatingai atsižvelgus į kainą tikrai atitinka mano visus reikalavimus ir rezultatas teikia iš karto matoma, tai dėl to aš jas tikrai labai dažnai renkuosi savaitės bėgyje palepinti savo veidą. Taigi, projekto esmė yra tokia, kad aš parašiau kompanijai išbandžiusi šias veido kaukės ir papasakau apie jūs, papasakau apie save truputėlį plačiau ir paklausiau, galbūt galėtume kažką sugalvoti, kažkokį projektėlį, kad mano skaitytojas, mano žiūrovės galėtų taipogi išbandyti šias veido kaukės ir man pavyko, tai džiaugiuosi. Taigi, projekto esmė yra tokia, kad dabar, kai jūs, aš pabaigsiu pasakoti apie visas taisyklės, išklausysite mano trumpus tokius intro apie kiekvieną kaukę, viso jų yra 7 ir išsirinksite 3 jums labiausiai patinkančias, tuomet man parašysite šiuo elektroniniu paštu tokį mini motyvacinį laiškelį, kodėl jūs norėtumėte išbandyti, kodėl jums įdomi ši kompanija ir taip toliau ir paminėsite tas 3 kaukės, kurias nekantrautumėte išbandyti. Nemanykit, kad viskas bus taip dykai ir pabandysiu ir ta prasme tiek. Kompanija irgi turėjo savų tam tikrų taisyklių, tai yra, kad jūs išbandžiusi ten 3 kaukės, nusifotografuosit bent su viena, ta prasme, kuo daugiau, tuo geriau, ir ją truputėlį aprašysite, kas jums patiko, galbūt bus netgi kas nepatiko, ir visos galėsime pasijausti blogerėmis, įsijausti į tą, ta prasme, apžvalgininko gyvenimą, kuris yra tikrai įdomus, ir man atrašysit taip toliau, žodžiu, kad gautųsi visas toks gražus projektas. Taigi, jūs man parašote laišką su pasirinktomis 3 kaukėmis ir motyvaciniu laiškeliu ir laukite mano atsakymo. Viso aš atsirinksiu 15 merginų, kuriom bus išsiunčiamos šios veido kaukės ir tuomet mes jau kontaktuosime, žiūrėsime viską tarpusavėje. Tikrai labai atsiprašau, kad tik tais toks 15 skaičius, tai, ta prasme, tikiuosi, kad bus daugiau visokiausių projektų ateityje ir kaip manoma daugiau galėsiu jūsų priimti dalyvauti kartu su mumis šioje veikloje. Tai va, o dabar manau, kai jau viską išsiaiškinom, galėtume šokti tiesiai prie kaukių mini apžvalgėlių, kad jums galėčiau padėti išsirinkti tas 3 labiausiai, tobuliausiai jums tinkamas. Pakalbėkime apie pirmą kaukę, kurią dar aprašiau vakar, tai yra Peel Off maskė ir, žinot, tai yra tokia veido kaukė, kurią užsitepi, ji tokia labai gliti ir nuotraukose pas mane galės pamatyti, kad jinai net tokia tasti tarp rankų ir, žodžiu, pajudinau kamerą, padengėt visą savo veidą ir paliekate 20 minučių ir po to taip nusiplėšėt. Man patiko ši kaukė vien dėl to, jog kai jau užsitepiau, reikėjo palaukti apie 20 minučių ir tikrai reikėtų palaukti, kada jinai jau visai sudžius. Ta prasme, galbūt kažkam per 20 minučių netgi nesudžius, bet tikrai reikėtų išlaukti, kada jau paliesit ir jau nelips. Ir tada išsirenkat kažkokį ten jau labiausiai jau sukietėjusi kraštelį. Pavyzdžiui, pas mane buvo ant smakro šioje vietoje ir aš taip po truputį atkabinau viską ir labai tolygiai vientisnai man jį nusiplėšė. Koks yra rezultatas? Tai, žinot, merginos, kad reikia veidą šveisti 1 arba 2 kartus per savaitę, ta prasme, savo veido odą, jog pašalintume visas negyvas veido odos ląsteles ir tuomet jau veido kremai dengtųsi taip, kaip reikia ir rezultatas matytųsi kur kas efektyviau. Tai ši kaukė tikrai efektyviai pašalina visas tas negyvas odos ląsteles ir gali netgi įveikti tam tikras poras. Man jų labai daug neįveikia, bet vieną kitą taškelį aš pamačiau ir tokia profilaktinė veido kaukė tikrai yra, kaip pasakyti, labai gerai. Tiesa, nelabai rekomenduočiau išsausėjusiai odai, nes gali dar labiau išsausinti ir apskritai šią veido kaukę aš rekomenduočiau naudoti ne daugiau nei kartą į savaitę, nes sudėtyje esantys ingredientai gali išsausinti odą, bet kadangi tie ingredientai yra tokie, kad ne tik sausina, bet ir veikia antibakteriškai, ko mums kartais tikrai labai reikia,
Tai dėl to, ta prasme, iš karto po kaukės rekomenduoju užsitepti veido kremą kokį nors drėkinamą ir maitinamą, irgi rinkitės pagal odos tipą ir džiaukitės savo švaria veido oda. Tai tiek apie šią kaukę ir dabar mano rankose yra antroji veido kaukė. Tai yra, aš bandysiu prisiminti savo vokiečių kalbos žinias, tai yra Reinigen Maske. Tai yra veido kaukė valanti poras ir iš karto aš visoms užbėgsiu už akių. Ši veido kaukė, aš manau, kad tiesiog, nežinau, man ji pasirodė visai priešinga. Ne tai, kad išvalyti savo veido odą, bet labiau pamaitinti ir kadangi dabar už lango tikrai labai toksai atšiaurus oras ir net ir mano riebi oda pradėjo labai įtartinai sausėti ir tai, ta prasme, man džiaugiai nepatinka. Tai ši kaukė būtent su jie ir susidoros su visais tais saustumais ir tikrai puikiausiai pamaitins, odą padrėkins ir, žodžiu, viskas bus taip, kaip ir turi būti su mūsų oda. Ir kaip pasakiau, ypatingai šaltaisiais sezonais mums reikia labai atidžiai pasirūpinti savo veido oda. Jeigu aš prieš tai nepasakiau, kad tai yra visiškai vienkartinė kaukė, kurią reikia išspausti iki pat galo, iki pat paskutinio lašelio, tai ši kaukė man tikrai pasiteisino ir jinai apskritai yra per pusę perskiriama ir ją galima panaudoti 2 kartam, tai taip ir siūlyčiau. Labiausiai rekomenduočiau turbūt turinčiams jautrią odą, taip pat sausą, normalią, o jeigu turi riebią odą, tuomet rekomenduočiau rinktis tais ekstra atvejais arba nedaugiau nei 1 kartą per savaitę. Trečioji kaukė vadinasi Anti-Falten Maske ir tai yra veido kaukė skirta nuo raukšlių. Kaip labai man jos iš tikrųjų netgi tarpusavėje panašios, nes jos abidvi labai intensyviai maitina veido odą. Ši kaukė yra viena iš tų, kurią tu užtepi ant savo švarios veido odos ir palieki apie 20 minučių, o po to viską nuvalai su vatos padėliu ir toliau ta kaukė veikia maitinančiais visais ingredientais. Tai tikrai labiausiai rekomenduočiau taipogi naudoti sausiai, normaliai, galbūt kartais netgi ir mišriai odai, o riebiai vėlgi ekstra atvejais tokiais, kad, ta prasme, nepermaitintume odos, nes viskas gausis tikrai labai per riebu tokiu atveju. Ką dar norėčiau pasakyti apie šią kaukę, jog ji man atrodo netgi galėtų pasiteisinti tokiais atvejais, kai reikia naudoti naktinį kremą, ypatingai sausiai odai, kadangi, kaip ir minėjau, yra labai daug maitinamųjų ingredientų ir, pavyzdžiui, šią kaukę jūs drąsiai galite skirti, nežinau, vieną tą vienetuką pusę jos ir 3 dienas, nes šiaip pati kaukė yra rekomenduojama naudoti kiekvieną dieną, bet tikiu, kad gal netgi būtų kai kam per brangu ar, ta prasme, nepraktiška, tai, sakau, perskirus tam tikras dalis, galima panaudoti vietoj naktinio kremo, pabūti su 20 minučių ir viską nuvalyti. Ir tikrai tikiu, kad tokiu atveju kaukė labai efektyviai kovotų su raukšlėmis ir galėtume džiaugtis kur kas lygesnė oda. Prieš tai kažkaip labai, kol nebuvau susisteminus informacijos, aš galvau, kad ši Shea Benz kompanija yra skirta labiau visoms, ta prasme, nuo 13 iki 68 metų. Kiek dabar matau ir po truputėlį jums paskui plačiau suprantu, jog ji labiau orientuota jau yra brandesniam amžiui, kuomet oda pradeda sausėti ar tiesiog pradeda raukšlėtis. Ir mano rankose yra 4 veido kaukė ir vadinasi Feuchtigkeitsmaske. Žodžiu, paprašiau lietuviškai, tai yra drėkinamoji veido kaukė su alavijais ir ji yra būtent jau visiškai koncentruota sausai odai ir man riebi odai pasirodė vėlgi kiek per riebi. Bet vasarą man taip labiausiai pasiteisino tada, kai ji truputėlį nudegė, nes tikrai turi labai gerą gaivinamąjį poveikį ir man, ta prasme, daugiau nieko nereikėjo, pasitepiau ir kitą rytą vėl labai graži oda. Šią kaukę rekomenduočiau rinktis toms, kurių oda yra truputėlį papirkšvėjusi, labai norinti pasimaitinti, pasidrėkinti, nes būtent jos rezultatas tai yra toks lygi, glotni, švelni oda, ta prasme, toks kaip kūdikėlė ir man labai patiko dėl to, kad, kaip ir sakiau, kai oda išsausėja, reikia tokio ekstra efekto, kad, ta prasme, iš karto viskas tvarkytų, o sudėtyje esantis ingredientai būtent tai ir padaro. Tai aš manau, kad šias netgi dabar Šios 3 kaukės yra ganėtinai panašios, bet čia jau yra jums rinktis, kurią jūs labiau norėtumėte. Ir sausę odės turėtų labai atkreipti dėmesį bent vieną iš šių 3 įrašyti į norimųjų sąrašą. 5 kaukė yra pati prabangiausia ir aišku, tai man turbūt labiausiai ir patiko, nes ji yra su auksu ir su auksu, šampanu, ikro ekstraktu ir hidrolizuotais perlais.
Tai aš nežinau, ar gali sudėtyje būti daugiau visokiausių tokių ekstravagantiškų ingredientų. Šią kaukę aš rekomenduočiau rinktis visoms ir jau galų gale turiu kai ką pasiūlyti net ir riebiaodėms, kurios nori dar gražesnės odos. Tai ši kaukė man pasiteisino tuo, kad labai gerai atgaivina veido odą ir suteikia jai tos drėgmės, kurios tikrai labai visoms reikia. Ir ją aplikavus nėra jokio tempimo jausmo, pati konsistencija tokia auksinė, gelinė ir ją užtepus ji nesudžiūsta per visą laikymo laiką ir nuplovus oda lieka sudrėkinta, lygi, glotni ir man atrodo viskas, ko galima reikėti. Dar šiek tiek noriu pasikalbėti šiaip apie kaukių naudojimą, tai rekomenduočiau tikrai naudoti daugiausiai 2 kartus kaukės per savaitę ir pasirinkti vieną valančią, o kitą drėkinančią arba maitinančią. Čia, ta prasme, pagal jūsų poreikius visokiausius. Ir geriausia, aš manau, kaukės yra daryti netgi ir prieš kokius vakarėlius ar svarbesnės šventes, kad makiažas aplikuotis kaip įmanoma maloniau. Ir šios šaibens kaukės, aš manau, tikrai galėtų tai padaryti. Ir man atrodo, viskas jau tuoj pradės skambėti kaip reklama, bet aš jums visoms sakiau video pradžioje, kad man šis kaukės patiko ir dėl to aš prašiau kiekvienai, kad jūs galėtumėt gauti ir pabandyti. Tai va, o šiaip ši kaukė, grįžkime prie jos, tai man tikrai labai patiko, nes žiauriai skaniai kvepia. Ir tos aukso dalelės tikrai priverčia jausis kiek prabangiai ir turinčiai milijonus ir taip toliau. Toliau, turime kaukę dar vieną, kuri galėtų būti skirta toms, kurios nori išsivalyti veido odą arba jau toms riebiodėms mano gyvenimo draugėms. Tai yra Totės Mier maskė ir kaukė su negyvosios jūros mineralais ir savo sudėtyje ji turi visokiausių tikrai gerų ingredientų, pavyzdžiui, negyvosios jūros purvas, kuris efektyviai gali išvalyti odą. Mes, kai kalbame apie kaukės, niekada netikėkit tais pažadais, kur sakys, kad iš porų ištrauks visus ten nešvarumus, nes tai tikrai yra, manau, kad nelabai įmanomas kaukių pagalba, bet kad paliks odą švarę ir ypatingai tokios kaukės kaip su įvairiausiais purvais, molis ir taip toliau, jos yra tokios, kad efektyviai sugeria visus nereikalingus riebalus ir sutraukia į save kiek įmanoma daugiau tų visų nešvarumų. Tai ši kaukė man būtent taip ir pasiteisino, man tikrai labai patiko ir kas yra svarbiausia, ji neišsausino odos, nes būna daug visokiausių, ypač valymui skirtų kaukių, kurios užtepi ir jauti, kad jau nori plauti, nes viską tempia, viskas nepatinka ir po to oda tiesiog sako, duok man kremo kokio nors. Tai ta prasme, su šią kaukę to išvengiau ir viskas buvo labai kaip tik. Ir sakyčiau galbūt, kad šita kaukė ir šita yra, ta prasme, gal net ir žodžiu, šitos man labiausiai visų patikusios, bet kitos tikrai yra ne ką blogiausios, bet šita tai yra tikrai numeris 1, taip pat kaip ir čia parašyta. Taigi, viskas. Paskutinioji kaukė, žinau, kad jau pavargo žiūrėti, bet stengiuosi kaip įmanoma daugiau jums visokiausių emocijų ir šiaip pozityviai nuteikti video metu, nes išklausyti tiek informacijos čia reikia sugebėjimų. Taigi, mano rankose yra Augen & Lippen maskė, tai yra kaukė skirta tiek lūpoms, tiek akims. Kadangi vėlgi mes orientuojamės į tai, koks yra oras už lango ir, ta prasme, kaip ir pati kompanija orientuojasi į sausiaodės, tai ši kaukė bus kaip tik toms, kurių lūpos išsausėjusios, labai nepatenkintos ir visi šitie krašteliai tokie link jau pašerpetoti, ar šiaip yra suerzinti ar sudirginti. Ir ypatingai toms, kurių paakiai yra tokie jau išsausėję. Aš nežinau, man gyvenime to nebuvo, bet aš žinau, kad labai daug merginų susiduria su šia problema, kad paakiai jau būna tokie reikalaujantis tos drėgmės. Tai būtent ši kaukė ir ypatingai antrasis, man atrodo, antrasis ingredientas yra tas, kuris tokį sudaro lyg ir barjerą, kuris sulaiko kiek įmanoma daugiau drėgmės odoje ir tikrai kaukė bus efektyvi ir pasiteisins visapusiškai. Kas geriausia, šios kaukės yra labai daug ir jis suskirsite į 4 dalis. Tai pavyzdžiui, jeigu jums su aplinkojų lūpomis viskas yra gerai, jūs galite drąsiai naudoti vien paakiams, kiek tik jums patinka ir tikrai manau, kad rezultatu jūs visos apsidžiaugsit. Tai va, aš manau, kad tiek bus apie šias kaukės ir dar kartą primenu, kad jūs išsirenkate 3 ir manau, kad visos jos atkeliaus tokiuose labai tikrai simpatiškuose vokeliuose, išbandysite. Aš labai norėčiau paprašyti, kad labai nebandytumėte jau mėnesiais, bet pasistengtumėte per kokias 3 savaitės, bent jau po kaukiai savaitę, tos, kurios jau dalyvausit. Man atsiųsime po gražiausią savo nuotrauką, po aprašymą kažkokį tais, kur ten, pavyzdžiui,
ten žiauriai gerai išvalė veido odą ir taip toliau. Tai, kad sulaukčiau tokių, ta prasme, aš daug neprašau iš jūsų niekada. Tai va, ir tikiuosi, kad jums patiks, o tos, kurios jau ten labai, nežinau, aš labai nemėgstu atrinkinėti žmonės, kurie ten laimi konkursus ar panašiai, bet jūs nenusivilkit, išbandykit, nes kaukės šiaip tikrai nėra brangios, man atrodo daugiausiai iki 2 eurų, gal euras 89 ir galima rasti Maximuose, Norfose ir netgi pas mane čia Šilo parduotuvėlė yra, tai net ir ten aš matau, kokių yra, tai ta prasme, visom rankom pasiekiama. Tai ką, manau, visoms viskas aišku, jeigu turite klausimų, visuomet galite man drąsiai parašyti, ta prasme, paklausti, galbūt kažką nepasakiau iki galo, žinot, mane tikrai visko būna. Tai va, o šį kartą nesakysiu visoms ačiū už dėmesį, būtinai sudalyvaukit, būtinai man parašykit ir šiaip visuomet galite man drąsiai rašyti bet kokiais klausimais, kurie tik jums iškyla, ar nežinau, kokį pirkti kremą, ar kokį prausiklį, ar panašiai. Ir manau, kad viskas. Pasilinkėkim viena kitai gero savaitgalio, pasilsėkim ir pirmadienį pasitikime su didžiausiu jėgų bagažu. Tai ką sakau, iki pasimatymo antradienį. Iki!